ryt. Nu ko, naktel buvau nekoiki. Čia įsikūrėm. Kad nebloga ta, kad į tamsu biškį palapin kreivą pastatėm. Tai su visas čiužinės čiužim į apačią, buvo nepatogiai, žiauriam įguot. Nuveršim įguojam, nuogar pradės skaudėti. Ten kažkur į kaimėlis, čia kur tai medė ir į žvyrkelis. Tai čia vakar devės, nesupratau, kažkaip vikšrinė. Vienu metu pagalvojau, gal koks tanks pravažiavo, kas nežinau. Skraidė droną, skraidė kažkokį lėktuvą, neaiškės garsas ir netokį ką lėktuvą, bet lėktuvelė gal kažkaip labai keista. Čia kažkur atsikėliau pos 2, nesvartavo, čia dirva arė iki 4 ryt, ar čia žuolį kažkokį pjūvi traktorius. Šiaip norėčiau pažiūrėti, kas čia ir išvės. Čia mašinas gal nelaukia. Traktorė turėtų važiuoti, galvoju, kad tik vienam net važiuotų. Jei neužvažiuotų, aišku, su šveicami matyti, kad palapinstu. Kas čia ir viršų, pažiūrėkim. Vakar jau tamsi buvo, nebejau. Čia ne čia, tai kur? Kažkur čia pat išvės. Kas ten kažkoks kalniuks ir... Nu bet čia vakrina. Nesuprantu. Čia kažkur važinė. Bet eik to, gal čia nesibraus per krūmins. Gal čia kažkur už tų krūmų. O, stirnėlanta. Stirk. Jo, garsų į gyvūnų visokių buvau. Vien liktai lūšis gal garsas. Kniaukia labai. Nu, žodžiu. Reik kažką galvoti, koncu tą bėgį kojelį pasidaryti. Nes taip nevažiaus. Aišku, galėčiau pasispaustum bėgį. Kažkur keliai važiuoti. Bet įvažiuosim į stėlinį, jau bus problemas. Tai reikia kažko galvoti, kaip perkonstruoti. Šalta buvo naktį, rimta, žiaurė šalta buvo mėgot, nežinau, kai buvo nukrita temperatūra. Jau vakar iš tikrųjų, kad atsigulėm, susikėliau video į kompą, padėjau kompą. Ir bram atsigulėjau, žiūrėjau, veids jau šalą. Jau buvo gerokai pakritus temperatūra. Iš karto, kad važiavom jau rasą meties, buvo drėgna. Nu, pažiūrėkim, dėdino šviesą, kol čia prikonservavau vakar. Porą randu. Čia įdėjau, nes iš vidaus išlūžo. Ir čia va tokių privariau. O kojelį buvo tepšita. Tepinį lūžusi. Kažką reikia sugalvoti, kad manai čia bent jau būtų kažkoks kabliuks koją užkišti. Tuo veitu. Nu, aš manau, kad čia gerai, kad teis maždaug gali dėti kažkokį bieškį čiučiut link teltų. Man teik labai nelenktų. Jeigu čia kažkom prikonstruočiau, nu išvės būt pasakas. Tai reikia mąstyti dabar, iš ko aš galiu končių padaryti. Turiu tokių stambių vadiržyrų. O. Ir stambi. Ir kelių smulkesnį. Ir panaudojau karabiną. Žiaurė kams labai panašus. Čia reikės izoliacijos, jaučiu tiesiog kalkui batnės sudraskyčiau. Nors gal neturėčiau kliudyti, dadėjau esko.
Ir čia dar uždės porą diržėlių šeklių įrėmti, ne, nuo to rėmų tiesiog brūžinti į aliuminį, tai uždės dar porą diržėlių, ten tai kaip apsaugausias, į to pačiu suverždam ant tų karabinų. O, tu geriausias, dabar reikia nupjauti dirželius ir bus все. Nu, taip, štai va, tuoj, kur vėl bėgiu. Nu, kol kas atrodo viskas gera, matysim, kaip čia bus keliai. Manau, kad viskas turėtų būti labai puikiai. Aišku, šiukšlių nepaleiktam. Svarbiausia vėl išvažiuoti man per tom patį griovį, nesulaužius. Vėl neapvertus, nes ten bliamba toks baisus griuvis iš tikrųjų. Dviejų važiavom per anau. Nu и galvos taip, kad mane tą galėjom padong biškį nučiuoži. Ir aš viskas. Realiai daugnas jau čiut nekliot, bet te biškom švon. Atrodo, kad į gražiai pasigolt, bet galėjant slabas kautė gaunė žem keit, tu grina į griuviaus kamp. Dėžė suskaila, smarkė. Aš jau užsidėkimės tą pačią. Dėžės, va dėžė, va taip što suskail, mane atskail, vis tas užakt. Tai irgi dariau taip, kad ton užakt vis tom plasmaską pritraukt prie viršaus. Čia biškis skail, čia dėl tai huine, bet va čia. Čia jau problema. Nu, žodžiu, kol kas aš įsprendėm. Kaip sakau, nebūm be išeitais, viskas padarom. Jau mintis buvo galvoju, kon čia stakujel daryti. Nu, labai tvirtalai. Mintis buvo galvoju, kon stakujel daryti, tai netgi buvau sugalvojus ir žiūr ažuols. Būčia veis ažulien šaką išsidruožis, tuok radis galbūt, nu, 5 laipsnių kampų. Gal netgi kokius 2, vien iš viršaus, vien iš apačios būčiau su izoliacija susokis, ten su zateškim arba netgi su Turda vilos pasijėms. Labai gera, kiekvienas, kas važiuojant į kelionį, turėkit vėlą. Vėlą žiaurę pravert. Ar kur nors prakeišti, kur nors reka, ar da kažkom panašiai, kad iš toliau sutimti, tai zateškis kartas tiek negelbė, kiek vėlas, aš zateškis irgi auksinis dalyks. Plus dar vienas geras dalyks, kuo aš iš tikrųjų nepasėmiau, tai teips. Duct tape. Jo. Nesvarbu. Turi izoliacijas. Gal aš čia niek išvis nedėsiu, čia kaip mani kuoj čia kastu. Jo, aš čia net nekliūs, nieks net nedarys. Tai va taip, šitą vėl paruošt. Čia biški gavo. Švelniai, švelnus mušimas. Nieko viskas okei. Buvom pasitaikę kelionės. Kas šimo peilis, kažko nebenoriu darinėtis. Reik šūrus va išsikrapštyti. Gera. Gera, svarbu, veidrodėlis nenulūž, nes ir būt buvo problem. Ta tašelka apgera vakar atsigul, žiaurė. Būčiau visam plasmas nuvars. Kad būt galėjant tašę irgi medžiagien, nu būt žiaurė pasak buvo.
Aišku, kujel, nu kom padarysi, o ten, žinau, va, ten jau tokių nedėkingų veitų, tai kaip griuoju važiavau, tai va dėl to ten žiauriai keitų buvau. Jau niek nepadarys ten to veitų. Varėm čia žvirkelės, nežinau, apačkėlis karts kliau, apatin kujel. Tai... Bet nu ko, reikia iššūkių. Faina. Gerai, reikia atžadinti kažkuom. Keltus reikia papusryčiauti, turėsim kelti. Šiandien į Bukovelį švarom. Netoli, man atrodo, kiek čia gal kokį 3 valandas gal važiuoti. Nu čia iki Bukovelį. Tai viskas, daromės pusryčius, kelamės, pakaunamės ir vazosim. Vakar įsimečiau kapučiun, nu tokį va prisipirkau, nemažai, 20-30 pakėlių. Prisimečiau prie elektroniks, gražiai galvotum, užsikaišius, kad nesimaišytų. Konis galvojat, praplyš, kažkur pakėlis. Nu, atrodo, kad kažkur pakėlė beš kraštėlis. Nežinau, kaip būtų. Tai elektronik vesmeltelis įsubėg, nu, kaip subėg, nesubėg, aišku, į pakraštį sukrėt, bet daug krover, o pakrovėjai visokių ten maišiau. Tai ne kažką vėl prisidirbo. Kaip kart elektronik bus vien, kad daug. Va, mano elektroniks dėžėtoj, kad ne tik ta žiūrka, čia ir dar ir košis. Ir košis dar ir. Reikia išsikratyti, išsivalyti. Nu ko, viskas, susirinkom salmanakis. Viskas paruošta. Bandau išvažiuoti per čia, per tam peivą. Ir ten per tam vis griuovi. Manykim, kad čia man pavyks. Ypač jeigu kodėl rinka. Kelnis biški mažai, oi, labai prasta, reikia atspirti. O, tai labai sunkiai žinai, ją atbėgsiu. Колодец скоро вакарще. Подернули само. Чашка только грёва, верно, подал. Вообще, я отсюда. Тут надо протестишь, выживать. Короче. Не знаю, как теперь видео готовится, максимум тут не может. Получает на кишкам. И робот сумки я успел, я хочу выручка фигура. Я почну выпустить на хер. Ну и dabar da porą kilų maždaug. To žvyrkelių, nežinau, čia pusiau žvyrkelis, pusiau asfaltas, bet jau kart geriau žvyrkelis negu va toks asfaltas, kur aštrias kampas daulis. Čia tepi baigas.
Vieškės sumaišys kameras, viešnėts užsidėjo. Reikia sustoti pasikeisti. To reikšim 5, reikšim 4. Reikšim 4, dabar esu užsidėti ant smakrą. Reik pasikeisti. Lemba, kol išvažiavom iš to žvyrkelių, man viskį dėls ir dulkiais. Toks biškį rūks užsidėjęs. Reikės kažkur sustoti, nusivalyti skydėlę. Nes aš nemalonė važiuoti toks ir saulė tiks spindulus, net per ant skydėlę tiks lūžis. Ai, kam čia reiktų numerį? Čia žiūr, po Ukrainą važinėjęs. Praktiškai, nežinau, negaliu sakyti, kad labai daug, bet nemaža. Po Lvovą davės be numerį. Ir ypač visokiai džipą. Kam registruoti, jie gali numerį nedėti viskas. Mano lagaminėlis. Keliaun. Numeriai ir kažkaip prancūziškai, kažkaip panašiai. Tai vis longą užniaukt, gal koks kareivis važinė. Tai mačiau po Lvovai, pasats pravažiavo su visas, absoliučiai ir priekins užtomsins. Da, vien davažiavom į stilį. Kur turbūt tų miestelių pagerbimų, tų miestelių gyventojų pagerbimų yra nuotrauks sukabins, kad reižau fronte. Kiekvienas miestelis, kaimėlis tor savo aikštį atmenėm. Atvarėm į turgų. Nespėjau jungt kameras, ant pradžių buvau nemaž plotą. Jo, visokių galiošų gali nusipirkti, mašinų gali nusipirkti. Turbūt parūkyti dešros kokios. Nu, degalinė yra normal. Man čia pardavinė gerą. O čia tik aikštelė, nesuprant. Kavinė. Akinius pardavinė. Tiek daug mašinų čia pakrūmiau susistatė. Kalną Karpatą pradėjo matytis. Visalėniai. Jo. Tada mums reikėjo važiuoti, kur čia bus 3 kilų turbūt. Kepyta 20-30 kilometrų. 8-5 pravažiavęs. Matysim, kada važiuosim per mūsų kalnus. Kad apspėjom apie 30 kilometrų. Gal skis 25 vidurkį. Sunku dabar bespėti, nes kalną palaik ten, o mes sukam į kairę. Tai turbūt prailgės kilometražas. Nežinau, kiek čia mums dabar. Paskiau rodka per 10. Numatysim. Kapins žuvus kareivių. Šiaip aplamą žiaurė dėdams kapins. Bet kareiviai žiūr goldomi bein šalapkėt. Ir kiek pravažiavom kapinių, visur praktiškai tas pats vėliaus feino veito.
Nu, neužilg prasidės kalna. Kaip ir sakiau, panašiai 25 km, bet mes ten apie 10 km pagavos, kad pasukom į kairį. Pavažiavom, nu, 5 km, po to 5 km dar teisai, dar 5 maždaug grįžom. Tai čia, nu, 10 km turi išsiminusuoti už tą. Tai dabar būtų 27 km, nu tuo, pasakiau, tai apie 17 km nuvažiavom. Ai, apie prasidės šitą. Daugiau nebereikės niekur nusupinėti. Kažkokių 8 km, manau, kad čia tiek ir turėsim suskalt pirmus. Ir viskas, kaip prasidės Karmyną jau, Karpatą, pervažiausim, aišku, paskui į Rumunijos, pos vėl kalną. Tai, žodžiu, baigės tos mūsų lygumas. Nu, man patinka iš tikrųjų, tai tokie keliuką tarp kalnų. Šiaip man kalną kažkas ir tokį. Nu, konai privažiavom per mūsų Karpatus jau. Šitą pirmas kalnas, bet mes biškį nusukam į kitą pusę jau. Bet mes jau palei Kalninton, palei Karpatus įvažiuosim. Tai 3-5 km nuvažiuoti, nu tad, kai sakiau, kad turbūt 25. Tai tad, kai pasukom į kairį, pavažiavom apie 5 km, 5 km į link kalnų važiavom, po to vėl 5 km grįžom atgal, tai aš taip minusom 10 apie gavos 25 km iki pirmų kalnų maždaug. Šiaip Karpata, man atrodo, jeigu aš neklystu, ar ne antrą pagal ilgį yra Europo, antras pagal ilgį kalnins berods, nebeatsimenu. Nu, berods jo. Nors ten kažką prasideda nuo Čekijos. Keliaujant čia iki Rumunijos kažkur tai ten, manau, ilgis, jeigu aš gerai atsimenu, kažką apie 1500 galbūt kilų, kažkas tokį. Tai ganėtinai ilgs kalnins. Gal ir netorant ilgų, tų aukštų kalnų, man atrodo, gal Slovakijoje ir yra aukščiausia viršūnė. Nebežinau dabar aukštį, bet kai 2,5 km, man atrodo, turėtum būti. Ai, mes, man atrodo, buvo aukštusius Tatrus, man atrodo, ten nebuvo aukščiausia viršūnė, kažkas tai apie 2,7 gal. Žodžiu, pasigūglinkit. O mes varom į Veinveitelį prieš Bukovelį. Tokį buvau pasižymėjęs gražią vietą, tai pabandysim aplankyti. Važiuojame kažkokį miestelį, čia da iš tikrųjų ne čia, kur aš norėjau, bet čia ir kažkoks kurortinis. Labai toks gražus miestelis kalnų apsupty. Ir labai toks panašus mane kažką apie Zakopanę. Ir namuką ten pradžioje tokie pat, toks jau nebe ukrainietiškas, kaip pravažiuojant, būna geltonas, mėlynas tvoros skardinis. Tai gražiai iš medienos padaryta viskas. Jo, gražus miestelis, kurortinis, žmonių nemaža. Nežinau, ko norėčiau vasarą daro, bet šiaip manyčiau, čia turėtų būti gal koks slidinėjimo kurortas. Kažkur tai labai šalia. Kažkoks turagentstvo, neįskaitau, Jaremčia, Travel Jaremčia, Karpatai, nu žodžiu. Gražu. To miestelio visiškai nieko, bet sprendant iš visokių reklamų, tai čia žmonės kažkaip
siūlo. Pasivažinėjom su keturračiais. Aišku, kai suvenyrą, spa, hotelė. Ir aišku, visokiai rūbai panašiai. Valgyti, kavinokių labai daug. Turbūt haikinėms. Kitur mačiau vėl su autobusas turą, turbūt po kalnus. Tai tokių visokių įdomybių turbūt. Žmonės atvažiuoja vasarą čia pailsėti tarp kalnų. Nes žmonių tai tikrai begalis. Žiauriai daug. Nežinau, reikia pasidomėti, kas čia dar yra. To miestelį, kad čia tiek daug žmonių yra. Nes tarkim, jeigu į Zakopanę žiūrint, tai aš manyčiau, kad čia ir daugiau. Dar daugiau visokių turistų. Matot, visokiai. Džipą atvirų stogų. Susidėn ir išsivež. Romantic Spa Hotel. Čia realiai ta vieta ir yra, tik iš kitos pusės. Mane reikia apvažiuoti apie žmonės tuo čia. Neatsimenu, pats ko aš čia pasižymėjau, bet kažkom pasižymėjau, tai čia varysim. Jaremčia, kriuklys, Jaremčia miestelė. Kiek žmonių. Kriukliukai tokie nedideli. Bet gražiai. Tai va, garsiuotas miestelis Jaremčia, miestelis ir aš skaičiau, nedaskaičiau. Žmonių žiauriai daug. Čia gražiau atrodo. Iš viršaus nesimato tų kriuklų, atrodo, kad paprastų pėlis bėga. Patinka? Varom dar į aikštę pažiūrėti. Čia visokių kioskėlių yra. Visokių dalykėlių. Bandysim čia pasukti. Lyg ir. Kiek čia visko yra. Shopping stickers. Eisim pasižvalgyti. Momentas mergalkėm tom gauda. Tas bėgas nument per pakraštį su keturračiu. Parvar mentą. Pasitraukiam iš šono. Pažiūrėkime, matuoliai nulėkia.
čia kažkur aš gaudysenu, užmatė. Jo, paėm. Ne, netundu, paėm. Nu, į kapį atvykom, berods į Bukavelį, nors kapį nemačiau aš to pagrindinį ženklą, bet jau, kad čia žiūriu, viskas. Parkingą, šopingą, Bukavelis. Tai žodžiu, tas Bukavelis ganėtina naus, toks mistėlis yra padarytas. Ant maždaug, man atrodo, ar ne 20 kažkas tai buvo pastatyt. Tai va taip. Už tai kažkaip nelabai žinojau aš apie nuo. Man atrodo, pirmą kartą gal aš girdau prieš kokį 1,5 metų apie to Bukavelį. Ir šiaip ganėtina gražus. O tai ir apžvalgos aikštėlių ir pakėlimą. Pakėlimą yra deniais. Keltuvą čia kela štai virš. Bet mums reikia susirasti parkingą, kur atestuoti turbūt čia plytą. Kažkur arčiau centriok turbūt reikėtų. Nu, parking neradau čia. Ir, ta prasme, bet jau už miestą gal, čia praktiškai prislidinėjim trasos. Važiuoti reikia pat centriok. Nedidelis šitas Bukavelis. Ten tas Jaremči. Didesnis, man atrodo, miestėlis. Didesnis už Bukavelį. Tai už Kijevo kotą, atrodo, dabar dar nesimat, nes tai mikrobangiai ir tus vis sumokėjau 15 eurų. Tai manau, kad čia pradėjim kaimą. Va, dabar bus nepavykę. Reikės perdaryti. Bet šiukšlyn pasidaręs prieš šoną. Visi mokam, veids, kur pastatyti mašiną. Nėra tikra be parkingų. Ir aplama atvažiavai į spa, tarkim, į akvaparkį statą. Nori atvažiuoti į centrą pastatyti nelabai kur, tai nebent į šopingą, parkingą. Tų parkingų ne per daugiausia iš tikrųjų. Ne per daugiausia. Aišku, su motociklu, kas važiuotų, tai visur praštok bavom sem pralyst. Šona ganėtina plat, tai drąsiai pralyst. O šiaip tai nežinau. Neužtrukom mes šitam Bukavelį, kažką nesuviliuoju nieko. Sakom, dar nuvarom liktų ežerą pažiūrėti, kur čia raš, kad į gražus ežeras. Nu tai koks čia ežeras, čia iškas sprūdsi.
Nežinau, mes išvažiuonom. Nieko gero. Aišku, kas norite viešbučius, spa ir panašiai, tai jo, bet, jeigu dėl to trenktis, tarkim, iš kokios Lietuvos, tai tikrai, kad ne. Ta prasme, žinai, galėtų, aišku, čia užkelti, sukeltuvas į viršų, galėtum užėti to apžvalgos aikštelę, bet tik toj atveju, jeigu tu esi atvažiavęs čia patostogauti ir praleis kelias dienas ir niekur daugiau, varyti atgal į mums, iš kur esi atvyks. Bet kadangi mes važiuonam dabar link Rumunijos, aišku, čia tų kalnų mes prisižiūrėsim bele kokių. Tai ta prasme, mokėti už tai, kad pasikelti čia į vietinį kalniuką kažkokį tai tokį, lyginant su kitas kalnas į kalvelį, gal sakyti, tai prasmės iš tikrųjų nematau ir mokėti pinigus. Į to apžvalgos aikštelę vėl, tikslo nėra Transalpino, Transfagaršen geresnių vaizdų bus. Tai gazaunam, pastatysim anksčiau palapėn šiandien. Bieškai reikia tų video pasidaryti, nes niek nebespėjau. Jo. Radau tik vien veitel, kur galim apsistoti, nežinau, kaip ten bus, ar ten mokama, nemokam. Bet ganėtinai neblogai pastatyti palapėn. Tai taip, važiuonam toliau. Ir va, čia Vesbukavelis iš viršaus. Ten bieškai už kalną dar turėtų matytis. Dabar už to kalnių. Su kuru vėl turiu reikalų. 202 km tarp kalnų. Mirkčio, buvau nepilna, baka pilna prisipils. Ten negalėjau prisipilti, reikėjo per susimokėti, žodžiu, 10 litrų dapylio, tai ten netur piln, baka, be kokių 2-3 litrų pilnas baks buvo. Ir dabar jau 202 km, nežinau, jaučiu, kad degam paskutinį litrą kokį. Gal maksimum 2 paskutinis. Iki degalėnis rodo, ne taip daug, 12, manau, 10 kg. Tik neaišku, ar ten ta degalėnė iš tikrųjų bus. Tikiuosi, kad bus, bet jau Google Maps rodo. Kažkaip tą kelionį taip jau 2 kartus per 2 dienas sukur. Reik bieškai žiūrėtis. Degalins gal dažniau bieškai piltis, nesusilaukti tiek. Nes netiep dažnai būna degalins. Bukovelį pasižiūrėjau ir būčiau turėjus varyti atgal, bet vėjai elektrinė mašinom pakrauti. Papras kolonėlį vėjai kažkokį ruodį neaiškiai, bet ten kaip markets kažkoks. Tai liktai ne degalinė. Tai palako nesprati sugalvojau važiavau į tau kur ruodą į kitą posį. Link ten kur palapėn statytus, galvoju, patatrauksiu, nedatrauksiu. Aišku, aš važiuoju 2 litrus, čia jau blogiausiu atveju. Reikės dasiknist, aišku, iki to kanistrio, kada susipėlti. Bet ekstra atveju jau vyr. Šiaip nenorėtų užgesti. Kareivė kažkaip stabdo. Policija. Добре. Обліковий, будь ласка. По-англійськи можете? Прошу. English? По-англійськи? А, ви за кордоном живете, так? А, дякую. Negant to, kad kurs baiginėjas dar čia mums stabd. Ir aišku, ukrainietiškai nik nesuprantu. Tai praleido, važiuok, sak.
pasižiūrėjai tas vienas numeris į galą, neįs kalitoviški. Vareik. Ok, dabar reikia traukti degalins. Nu, va taip, šo, kiekvieną miestelį, jeigu ne aikštė, tai ant kelio. Kažkaip kraupia. Net šaligatvėn dažyt karo vėliavą ir Ukrainos. Nu, tai datraukė. Du 112 kg. Žiūrėsim, kiek dabar pripirsim da. Įdomu. O, blėt. Niek nesuprantu, kokiu būdu sugalvoju čia nugriūt. Sulūžo, va. Sulūžo. Dabar tą reikės tvarkyti kitą. Nu kažkoks klausimas, palik. O, kareivė. Ukrainos. 16,5 litrų, reiškia 1,5 litrų davau lėkį. Nu va, įsikūrėm. Esam pasienę. Realiai pasienis už 5 km, bet palei pasienį reikia važiuoti apie 40 km, kai važiuotumėm į Rumuniją. Tai niekur neradom, kur apsistoti, šiaip net apie barėm iš tikrųjų į patį Rumuniją. Ir žiūrom, važiuonam kažkokiais tos autobuselės ir šašliks kaip, sakom, varom į tokį vėlį davai. Ir radom tokį vien veit, nežinau, kol kas nieks neišvarė, gal ir neišvarys. Va. Palapėn paruošt, einam čiūžint, spustys. Ko dar čia reikia padaryti? Nežinau, reikia video susikelt, įkelt, kad neįkels, tai tikra, nes norėjau įkelt, bet nėra ryšiaus visai. Ir, bet labai sunkus. Praktiškai messengerį gali parašyti, bet daugiau nieko. Viskas tuomet, esam tą pavalgyti, atsiprausti, kažkom pasidaryti. Ir varysim įguoti ir turime kelstam į Rumuniją. Nežinau, kaip da padaryti, kai į Rumuniją važiuoju su galvos. Pirmą į Transfagaršaną ar į Transalpin. Nes per rytoj norėčiau abudu šiaip jaučiu įveikti, nors pasižiūrės iš tikrųjų kilometras ir laikų, kiek užtruks. Galbūt įkvėjai norėtų poryt, kad kažkaip taip. Irgi nesinori labai daug tų kilometrų atminti. Kojelį beveik be problemų. Degalinėje apvirtau, sulaužiau dėžį, matėt. Dėžį reikės dabar vėl tvarkyti taip pat kaip ir vakar. O realiai nežinau pats, kas ten buvo, kodėl apvirt. Realiai keliams biškį mažai posi ir negaliu išsižert labai ir pradėjau versti. Bandžiau kažką daryti, bet nesugaučiau šito, nes dabar 350 kg svermot, tai jeigu neturi iš kur gerai įsikėpti, tai ten ir nesugaudysi. O aš nespėjau irgi įsikėpti, tai va. Labai nieks smarkiai antaik, kojelis tas pipsiuks vėl nulūžo, kaip į praeitas metas, dėžė susibraižė ir dėžį reikia tvarkyti. Daugiau kaip viskas įsveik, ir tai kuska nebebus tokių incidentų, reikia atsargiau biškį sustojus reikia atsargiau biškį su tuo mocu elgtis, nes man, tarkim, atrodė pastatam kojelis, vien žmogus nulip, iškart mocis pasikelia viršų, pradeda verst, mocis nulip, antrus dar labiau verst. Tai žodžiu, jeigu kažkokį nelygum biškį po kojelį, aukštesnį kokį veitą iškart verti, kad puosi. Ir taip, prisižaidžiau greičiausiai, bandžiau kažkom gelbėti, bet nesigavo. Ir kaip ir. Reikia stengtis tokių dalykų išvengti. Ir pasistengs, aišku. Gerai, einam tvarkytis. Va taip veiksmėlis vyksta. Čia kažkas, čia fotas, čia kraunas, čia sėd, paskui ten gulės.
Čia mūsų išbaido. Uodus. Ko nežinau. Bet tai pasant iš tikrųjų dėžį sutvarkiau. Dar keli randa. Bet nepamaišys tai randa. O taip. Pirkšmaujam, bet jau esam važiuoti.